Dabar štai mūsų darkliukai. Skobytės. Eisim plakt. Tiek pagaliukų. Tai va, makaronai plėveliai. Tai va, dabar čia ant šito pakloto dedame plėvelės pirmą sluoksnį. Jis eina vientisas, išilgai, be jokių sandūrų. Štai vienoj pusėje jau esam pasiruošę su to pirmu sluoksniu. Tai va, taip ant pakloto yra paklojamas vientisas sluoksnis plėvelės. Tada eina dar vienas sluoksnis iš šitos pusės ir iš šitos pusės. Tai šitoj vietoj gaunasi 3 sluoksniai plėvelės. Vienas ratas aplink namą apeitas. Štai taip atrodo mūsų pirmas plėvelės susitraukimas. Jūsų namų virtuvės įtaka, konkurencija, nemažai streso, šefų kovos. Tai va, jau pradėjome montuoti pirmą žingsnį. Žingsnis pats sunkiausias, nes nuo jo pradeda matuotis visas stogas. Tai va, štai taip atrodo mūsų priekinis mazgas. Čia oro tarpas ventiliacijai. Čia bus paliktas pakalimo apdailoj specialus plyšys apdailinis, per kurį pateks šaltas oras į konstrukciją ir taip išsiventiliuos. Joks sniegas latakė neužstos ventiliacijos kanalo ir visą laiką stogas ventiliuosis. Rytoj matuosime šlaitus, skaičiuosim čerpės žingsnį ir pradėsim grebestuot. Štai ir mūsų tarp šlaitukas. Va. Vienas sluoksnis, antras sluoksnis plėvelės ir iš šito šlaito pareina trečias sluoksnis. Ir jie visi taip vat sandariai susiklijuoja. Jeee! Taip va perimetru. Visos sandūros paskiau užšiltinam, užkaitinam su statybiniu fenu. Tada susiklijuoja viskas. Čia visur viskas persikaitins. Po laiptelį ir aukštyn. Ar gerai prilipė? Nuostabi. Nors niekada man meilės nebus per. Biškį palaukdama. Mes čia darysim, kad vėjas neplyšytų. Atepsim, Aurė, klijus po makaronais. Ne, nepirkau iš tikrųjų. Aš galvoju, ką nereikia. Dar nei vienas toks nesupuva. Senoliai kom su lašiniu tepdavo, gal tada šitaip išeina, ne? Ką senoliai naudodavo vietoj hermetiko, kol nebūdavo? Škurlį? Ką tokius? Pakulas. Pakulas? Nu, nebent.
Va, dabar susitvarkom šitą vidinį kampą. 3 sluoksniai, kaip visada. Kam reikalingi 3 sluoksniai? Todėl, kad vieną sluoksnį lengva pažeist. Pats pirmas eina vientisas sluoksnis, be jokių sandūrų. Ir tada dar iš abiejų pusių po sluoksnį. Čia pjaunam, va, kad iki kraigo susikeistų. Viskas tvarkingai. Taip. Dabar, kai turim užsivedę ant kampo, galim susitvarkyti. Čia va. Čiukšti. Čiukšti. Čia jau niekur arti kampo nebetvirtinam. Tvirtinam tik iki šito pirmo makarono. Jos, iš tikrųjų stipri tema. Dabar meistrai mėgsta klijus tept, kur juostas dėt po makaronais. Aš turiu tam savo atskirą nuomonę. Ir galiu ją labai tvirtai pagrįsti. Be daug diskusijų. Taip, kad kas nori, tegul kepa. Va. Maž taip. Dabar būna ištraukiama šitą lipni juostą. Taip. Iš paskos eina užkaitina. Dabar susitvarkom į kitą pusę. Nepagalvojau. Tai va, toliau čia statybinio feno pagalba klijuojamas klijelė tarpusavį. Va, čia taip atrodo kita kraigo pusė. Čia dabar perteklį nupjaunam. Ir čia taip pat užkaitinam. Taip atrodo privestas kraigas plėvelė iki galo. Čia visur užsikaitina, susiklijuoja. Ir gaunasi visiškai sandarus kraigas. Štai taip atrodo baigtas grebestuoti stogas. 360 kvadratų ploto. Man atrodo baigęs tavo virštai. 3 dėžutės.
Ką?